Iš tikrųjų, šiandien Seime pavyko kai kuriam išmesti iš darbotvarkės šitą mūsų klausimą, dėl to, kad nepraėjo formaliai 72 valandos po aplinkos komiteto sprendimo. Bet tai mes svarstysime tai kitą ketvirtadienį. O iš tikrųjų aš noriu pasakyti, kad skalūninių dujų technologija, tokia kaip hidraulinė plėšimo, iš viso turėtų būti uždrausta ir Lietuvoje, ir visoje Europos Sąjungoje. Tai, ką aplinkos komitetas priėmė savo sprendime vakar, yra didelis žingsnis į tą pusę. Mes pasiūlysime Seimui pritarti mūsų sprendimui, kuris uždraus naudoti chemikalus šitame procese, kaip uždraus palikti juos žemėje, o pagal natūralią gamybos technologiją jie ten lieka. Taigi mes praktiškai draudžiame šitas technologijas, drausdami palikti žemėje chemikalus. Mes draudžiame išgautą užnuodytą vandenį vėl suleisti paskui po žemę ir mes įvedame būtiną tvarką, kad poveikio aplinkai vertinimas būtų daromas kiekviename etape, ir žvalgyboje, ir gavyboje. Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad jūs bendruomenė savo savivaldybėse, kai ateis metas, tarkim, jeigu nepavyks uždrausti, ateis metas daryti žvalgybą, jūs kaip bendruomenė galite paveikti savo savivaldybės tarybą, kad nepatvirtintų poveikio aplinkai vertinimo programos. Tada jokie ševronai, jokie ponai Haseltonai negalės nieko daryti. Taip mes laimėsime laiko atvesti šitą problemos sprendimą iki pat galo, o tai yra hidraulinio plėšimo technologijos uždraudimas iš vis Lietuvoje ir Europoje. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū. Kalbės Seimo narė Aurelija Stansikinė, kurią visi žinome ir gerbėme už jos pastovę nuoseklę kovą už švarią ir gyvą mūsų gamtą. Aš taip pati labai mėgstu tas būgnus mušt, žinokit, anksčiau visą bei gyvenimą mušdavau. Tai noriu pasakyti, žinokit, labai paprastai, tai, kas vakar buvo pasiekta komitete, daugelis klausimų, netgi bendrų sutarimų, tai yra iš tikrųjų tik tai jūsų atkaklumo dėka, nes kai jūs taip atkakliai rinkotės ir piketavot ir prie vyriausybės, ir prie Seimo, tai be abejonės tada, net ir tie komiteto nariai, kurie gal yra kitokios nuomonės, bet jie labai taip jau atvirai nedrįsta to savo kitos nuomonės viešai demonstruoti. Ir vakar jūs tengi filmavot komitete, tai matėt, visi iš karto dairosi, pamato kameras ir tada balsuoja praktiškai taip, kaip reikia. O ką reiškia, kaip reikia? Tai reiškia, kad jūs iš esmės pasiekėt, ką Linas ir pasakė, kad cheminės medžiagos nebus paliekamos žemės ertmėse. Jeigu tai praeis pro Seimą, tai praktiškai tai padaro šitą konkrečiai technologiją, kuri dabar planuoja ateiti į Lietuvą, padaro, nebeįmanoma Lietuvoje įgyvendinti. Reikės laukti geresnių laikų, naujų technologijų, kur turės būti užtikrinta, kad ne 1% cheminių atliekų žemėse neliks. Ir iš esmės, tai, kuriam jau bent procesui, kažkuriam laikotarpį mes sustabdysim tam procesą. Dabar kitas, kuris labai geras, iš tikrųjų irgi Linas paminėjo, labai geras pasiūlymas, kuris iš esmės, kuriam yra pritarta, tai dėl poveikio aplinkai vertinimo tiek žvalgyboje, tiek gavyboje. Tai jeigu jam bus pritarta, tai jūs įsivaizduokit, jums nebereikės važinėti čia į Seimą. Tada iš esmės jūs kiekvieną bandymą išgauti arba žvalgyti skalūnus savo teritorijose galėsite spręsti tiesiogiai su savivaldybė ir piketuoti, mitinguoti, spausti vietos valdininkus vietoje. Tai jūs sutaupysit ir laiko, ir pinigų, ir manau, kad dar daugiau jūsų susirinks vietos bendruomenių, nes tų 400 km nereikės pirmin atgal važinėti. Tai manau, kad yra nemažas pasiekimas ir iš tikro labai tam yra priešinamasi. Ir paskutinis, kuris yra labai svarbus ir kuris, manau, nežinau, kaip pavyks Seime jį priimti, bet jeigu pavyktų, tai yra iš tikro numatyta 25%, numatyta naftos ir dujų mokestį dabar nuo to diferencijuoto nuo 3 iki 16%, pakelti iki 25%, o skalūnų dujų ir naftai numatyti 40%. Tai praktiškai tam, kiek aš žinau, labai priešinasi ta bendrovė, kuri ruošiasi ateiti į Lietuvą. Jie beje priešinasi kiekvienam pasiūlymui, tokiam protingesniam, ten yra surašę, žodžiu, didžiulius protestus ir savo pasiūlymus to nepriiminėti.
Ir iš tikro aš siūlau jums labai gilai stebėti, kieno iniciatyva tie projektai yra stabdomi. Pavyzdžiui, šiandien. Na, nežinau, ar tiesa, aš seniūnų sueigoje nedalyvavau, bet man buvo pasakyta, kad Razmos ir Darbo partijos frakcijos siūlymais buvo tas skalūnų dujų projektas šiandien iš darbotvarkės išimtas. Jeigu jūs paimsit Seimo darbotvarkę ir peržiūrėsit va šios dienos darbotvarkėje visus įstatymų projektus, tai jūs pasižiūrėsit, kad statutinės normos išlaikytos, kur turi būti tarp komiteto posėdžio ir klausimo svarstymo Seime išlaikytas 48 valandų intervalas, netitiks turbūt nei vienas įstatymas, nes komitetai renkasi trečiadieniais, o ketvirtadieniais yra Seimo plenarinis posėdis. Ir niekada šitos nuostatos nebuvo laikomasi. Va šitas atvejis yra vienas iš tų atvejų, kai staiga prisiminė, kad, egzistuoja tokia statutinė nuostata. Tai be abejonės, čia aš suprantu, kad jūsų užkrauti yra labai sudėtinga, bet jeigu kažkas iš jūsų tiesiog padarytų tokią analizę, tai pamatytumėt, kad, sakau, tai yra vienintelis praktiškai paketas, kur buvo bandyta pritaikyti šitą nuostatą, kurios niekada netaiko. Tai iš tikro labai didelis dėkui jums, labai akivaizdu, mes labai akivaizdžiai matom, kas atstovauja kokią bendrovę, kas kieno interesus atstovauja. Ir manau, kad iš tikro galiu jūs, jau bent šitam laikinam mažam tokiam žingsnelį, bet galiu pasveikinti su tokia dalinė pergalė, nes, iš tikro dalinai jūs pasiekėt labai daug. Ačiū. Ačiū gerbėjai Aurelijai, ji labai teisingai pasakė, mes matome, kas atstovauja kokiai bendruomeniai. Man aišku, kad ponas Valentinas Mazuronis, nors visai neblogas buvęs vyras, šiandien atstovauja Chevrono bendruomeniai. Kad mes įspėkime ir poną premjerą Algirdą Butkevičių, kad jis taip toli nenusiristų ir taptų ryžtingesnis. Greičiau atsisakytų atominės Ignalinos, kurios žmonės nenori ir labai brangios ir senos, ir atsisakytų Chevrono, tada žmonės patikės tuo, ką jis žadėjo, eidamas į rinkimus. Lietuva! Aš, jeigu galima, jau po atsisveikinimo vieną sakinį po skriptum. Atsimenat, kai aš pasakiau, kad, kažkas suinteresuotai siūlė man kyšį, tai noriu pasakyti, kad už tai, kad išdrįsau viešai prabilti apie tai, kad man buvo siūlytas kyšis, esu nubausta 1300 litų bauda. Tai mūsų valstybėje negalima šnekėti apie jokius korupcinius sandorius. Apie jokius. Nes jūs, jeigu įrodyti negalėsit, tai jūs būsit apkaltintas, kad jūs apšmeižėt kažką tai, o jeigu jūs pasakysit be pavardės, tai jūs tiesiog mokėsit 10 MGL baudą. Šnekėkit apie tai, kad jums kažkas kažką siūlo, gerbėmieji, tyliai darykit. Būčiau paėmus kyšį, pagal generalinės prokuratūros logiką, jeigu būčiau paėmus į kyšį, tai dabar, turėčiau pinigų, dabar iš šeimos turėsiu biudžeto sumokėti. Tai va. Aš siūlau, kad jūs savo baudą nusiųskite Valiui, tegu jisai apmoka. O aplamai yra tokia mintis, kad mūsų degradavusią teisėsaugą iš vis reikia reikalauti teisti. Ir jie visų mūsų tada nenuteisia, jeigu mes pareikalausim, kad juos pačius teistų ir sodintų į kalėjimą tauta. Nes vieną kartą, man atrodo, tautai kantrybė baigsis. Dabar į jūs kreipsis Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas. Prašau. Nuostabus čia Žemaitijos kraštas, jūros vingiai, Tirelių giria, dar laukai išmarginti arimo raštais ir visur čia tvyro protėvių dvasia. Pakelėm koplyčios čia dar rimo, kryžiai rodo knygnešių takus, kančiomis išsaugota kalba čia nuo žlugimo. Čia Žygaičiai buvo, čia jie visada ir bus.
Kupolas bažnyčiai saulės tviska, šimtmečius čia meldžiasi žmogus. Darbas ir malda jam buvo viskas, dar kova už laisvę ir vaikus. Partizanas Žalgiris legendą čia sukūrė, ją užrašė nuosavo krauju. Taip žemaičiai savo laisvę gynė, ant jos aukurą atguldami po vieną ir būriu. Mūsų pareiga išsaugoti šią žemę, ją palikti jaukę ateities kartom. Tyrą vandenį, lai amžinai jie semia ir bėgioja žydinčiom lankom. Žygaičio krašto žmonių vardu dėkoju visiems, kurie yra su mumis vienam fronte ir aišku tiems, kurie padeda ir kitokiom priemonėm. Tai būtent šito susitelkimo dėka mums pavyko, nors ir nedaug, pristabdyti galingai Ševroną, kuris dabar trypia ir jaudinasi daugiau. Tai jisai pajunta tai, ką mes pradžioje jutom. Tebūnė prakeikti tie, kurie palaiko šitą galingą organizaciją. Jiems yra visą laiką turi būti pasmerkimas. Gėda, gėda, gėda. Šiuo metu, kaip tik prie Kauno savivaldybės, yra susirinkę kauniečiai ir jie taip pat reiškia solidarumą su mumis čia susibūrusiais ir lygiai taip pat išreiškia palaikymo protestą prieš šitą Lietuvos naikinimą. Jie siunčia Vilniečiams sveikinimus. Ačiū! O dabar kaip tik ir kalbės Kauno atstovas, Kauno technologijos universiteto socialinių mokslų daktaras, dėstytojas Mindaugas Puidokas. Pirmiausia, noriu pasidžiaugti ir padėkoti žemaičiams už jų aktyvumą ir pilietiškumą, nes iš tikrųjų Lietuvai labai reikalingi aktyvūs ir pilietiški žmonės. Ir aš tikiu, kad jūsų ryžtas pažadino, pabudino ir kitus Lietuvos miestus ir visą Lietuvą. Ir šito išdavoje kartu su Kauno technologijos universiteto studentais atlikome tyrimą, kuriame tyrėme hidraulinių laužimo technologijų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Ir iš tikrųjų nustatėme, kad tiek ES šalių, tiek Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkų, neutralių mokslininkų tyrimai patvirtina, jog ta žala yra tikrai didelė. Ir jūs kovojate ne veltui ir turite nesitraukti ir rodyti pilietiškumą, aktyvumą iki pat pabaigos. Remiantis šitais tyrimais suformavome peticiją dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos uždraudimo Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuri yra skirta Lietuvos Respublikos premjerui, vyriausybei, Seimo nariams. Na ir šią peticiją šiandieną įteiksim tiek Lietuvos Respublikos Seimui, tiek Lietuvos Respublikos premjerui Butkevičiui. Na, prie šios peticijos rengimo yra labai malonu, kad prisijungia ne tik tai Kauno technologijos universiteto bendruomenė, bet aktyviai prisijungia ir Vytauto didžiojo universiteto studentai ir kartu bendromis pastangomis iš dėstytojų, studentų, jų šeimų per visą Lietuvą buvo surinkta 500 parašų paremenčių ir palaikančių šią peticiją. Ši peticija yra dar vienas patvirtinimas, kad akademinis jaunimas yra kartu su jumis, aktyvus akademinis jaunimas, iš tikrųjų jam rūpi švari Lietuvos gamta ir tyro vandens ištekliai. Iš tiesų norime atkreipti ne tik šalies valdžios dėmesį į šią problemą, bet ir kartu bendromis pastangomis ieškoti jos sprendimo būdų. Nes kiekvienos valstybės kertinė stiprybė yra visuomenės pilietiškumas, aktyvumas ir efektyvus ryšys su šalies valdžia. Dėl to tikimės, kad dabartinė šalies vyriausybė, siekdama atgaivinti Lietuvą ir žmonių tikėjimą savo šalimi, išgirs mus visus ir imsis aktyviai spręsti skalūnų dujų išgavimo hidraulinio laužimo technologiją problemas, sukuriant tinkamą įstatyminę bazę ir pagal Orhuso konvenciją įtraukiant šalies bendruomenės į joms svarbių gamtosaugos sprendimų priėmimo procesus.
Tokiu būdu pamiršime praeitį, kurios negalime pakeisti. Kviečiame dirbti vardan šalies gerovės visiems kartu šiandien, čia ir dabar. Nes, kaip sakė mūsų tautos poetas ir dainius Justinas Marcinkevičius, tėvynę reikia visą laiką lipdyti ir kurti ir lipdyti. Nes jei sustoji tik, jinai ir miršta. Taip, kurti visą laiką, lipdyti ir kurti. Tik tada turėsime nepriklausomą, gražią ir klestinčią valstybę, kurioje bus gera gyventi tiek mums, tiek ir mūsų vaikams. Ta žemė, su ašakom užsiauginom. Iš tikro sakau jums, iš tikro, ėjom su ją duonos, kryžiaus ir kraujo kelius. Žydėjo, ai kaip žydėjo, surūdijus Europos rožė, spigliuota vėla, konclagerių karalienė. Galvodavom apie dangų, dabar jų neatsimenu, kas ištarė pirmas, neturėk kitos žemės, be manęs dienos. Kalbės Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstutis Komskis. Labą dieną, žemiečiai. Iš tiesų, kadangi esu Pagėgiškis, tai tikrai man labai svarbu, kokioje mes gyvensim Lietuvoje. Ir tikrai labai svarbu, kad mes turėtumėm pasakyti, kad ir mūsų anūkai turės gražų ir neužterštą mūsų gamtą. Tikrai džiaugiuosi, kad tikrai galiu pasakyti dėka jūsų. Čia tikrai ne Seimo, o dėka jūsų, kad jūs buvot tokie aktyvus. Šiandien yra sustabdytas Šarvono visas žygis į Lietuvą ir tikrai galiu pasakyti, kad šiandien visi politikai daug atsakingiau žiūri į tas problemas, kurios atrodo prieš kelis mėnesius lygtai ir nebuvo. Tai tikrai sveikinu visus jūs atvykusius ir tikrai galiu pasakyti, kad jūsų atvykimas ir šiandien dar kartą rodo, kad tikrai Lietuvoje yra žmonių, kuriem rūpi, kas liks po mūsų. Ačiū Jums. Teisiamas būsiu medžių, žolė prieš mane paliudys, rugys prisimins, ką žadėjau, ai man neištesėjau. Kalbės Jungtinių demokratijų judėjimo Šilutės skyriaus pirmininkas Rimantas Jaruškevičius. Labą dieną visiems. Kalbėsiu trumpai. Keletą minčių esu užsirašęs vakar, jas ir išsakysiu. Esame galinga ir tauri tauta. Nors mums bandoma įteigti, kad mes esame šiaip teritorijoje gyvenantis piliečiai, nesuvokiantis progreso reikšmingumo. Bet mes stovime čia, nes čia stovėjo mūsų protėviai, kurie paliko mums kodą, meilės kodą, žemei, vandeniui, dangui, laisvei. Ir laisvai spręsti, ar stovėti čia, ar sėdėti ten ir išduoti. Išduoti save, savo vaikus, savo tėvynę, savo planetą. Ir po to mirti, dvasiškai mirti. Mirsime visi, ir tie, kurie čia stovi, ir tie, kurie ten sėdi. Bet prieš mirtį prisiminsime, kaip gyvenome. Ar stovėdami, ar klupodami, ar mylėdami, ar išduodami.
rinktis mums. Stovime čia. O pavyzdys yra fontanas. Taip galėtų atrodyti mūsų žemė. Bet jinai atrodys kitaip. Jinai atrodys taip, kaip jūsų šypsenos ir jūsų akis šiandieną žiba. Ačiū. Ir kitko Rimantas parodė labai gerą pavyzdį mūsų valdžios neįgalumo ir gėdos. Kiek triubina, kad nuo 1 Liepos Lietuva bus Europos centras. 250 milijonų išmesti bus tam reikalui, kad pasipuikuoti. Ir va šitas fontanas, kur gerai sulygino su būsimais skalūnų dujų išgavimo plotais, jisai bus apitvertas tvora, nes valdžios nesusitarė suras kelių milijonų jį suremontuoti. Nu, didesnės gėdos ir didesnės betvarkės aš niekur dar nemačiau. Tai va pas mus yra taip. Kažkada jūs gerai atsimenat, kaip visiems buvo aiškinama, va čia pat būdavo mitingai, kad kai Viljamsas ateis į Lietuvą, pasiims nemokamai Mažeikių naftą, tai būsime labai laimingi. Taip, atėjo, nė vieno lito $1 nesumokėjo, tarp kitko tikrai nesumokėjo, 70 milijonų dolerių padėjo į bankę Anglijoje į depozitą ir jų niekas Lietuvoje nematė. Bet paskui tos pasiimtos Mažeikių naftos virš 50% akcijų labai gudriai pardavė už $100 milijonų Jugos kompanijai, Jugos čia prasiplovė pinigus, o paskui atidavė Lenkam, kurie sumokėjo pinigus, bet man visai nesuprantama, kodėl Lenkai, nes jie naftos neturi. Tai va, taip dirba mūsų valdžios. Ir po šiai dienai apie tai niekas nekalba, nieks nenubaustas. Mes turim tokį visuomeninių organizacijų sambūrį Apšitas stalas, kuriam vadovauja nepriklausomybės akto signataras Romualdas Ozolas. Ir mes dabar nusprendėme surašyti, bet bijau, kad neužteks jaučio odos, pradėjau tą darbą, visus nusikaltimus prieš Lietuvą. Pamatysite, šiurpas ima, visi nepriklausomybės metai neištirti, esminiai nusikaltimas ant nusikaltimo ir kaltų nėra, nors kalti žinomi ir didelė dalis sėdi čia už mano nugaros, prieš jūsų akis. Kiti sėdi generalinėse prokuratūrose, kurie stansekiniai baudas deda. Kiti dar sėdi, kad tampo žmonės, kurie padaro taikius mitingus po teismus. Tai pas mus Lietuvoje įsivyravo nebaudžiamumas. Ir kol tas nebaudžiamumas bus, kol mes būsim suskaldyti ir vieningai nekovosime ir už mūsų žemę, ir už tai, kad neateitų ševronas, ir už mūsų kalbą, ir už mūsų vaikų neatidavimą tiem ponam iš Granden Lopos. Viskas tai yra svarbu, nes čia yra Lietuva ir iš kiekvieno dalykėlio tai susideda. Ir mano supratimu, tai yra svarbiausia. Mes turime įkalti savo žmonėm, kad reikia vienytis ir perimti žmonėm pagal konstituciją valdžią į savo rankas. Baltijos glėbį Lietuva banguodama teka. Nuo Žemaitijos kalvų pasistiebus į vakarus žiūri, regėdama besileidžiančius saulės mirguliuojantį taką, sapnuodama vėjų draskomą kopą pajūrį.
Būk su mumis, kaip prakaito lašas riedantis kruostu, kaip mėlyna paukštė, kuri iš tolybių prie kojų mums krenta. Duok Die, kad ir iš mūsų širdžių, iš tavo gyvųjų uostų, išplauktų meilės laivai, sujungiantis jūrą ir krantą, Žemaitiją ir Lietuvą. Kalbės ūkininkas iš Pagėgių Remigijus Kelneris. Pamenu, kaip ir daugelis ūkininkų, kuriems teko prieš keletą metų šioje aikštėje kalbėti kovoje prieš pieno perdirbėjus, tai mes kalbėjome atsisukę į Seimo rūmus. Deja, šiandieną reikia kalbėti ne į Seimą, bet kažkur nuo Seimo, tarsi kažkam ne Seimui. Bet gal ir geriau. Jūsų akių daugiau, jūs žiūrite į Seimą ir jūs turite galimybę matyti, ar jie gerai daro ar blogai. Taigi, girdėjau, kaip Algimantas sakė, ruošiasi surašyti visas juodus darbus į jaučio odas, tik tai jis gali pritrūkti odos. Aš galiu Algimantui patikinti, kad nepritrūks tos odos. Rietavas ar taip nemoka už odas, mes nulupsime ir atiduosim jiem be odos, jums odų pristatysim tiek, kiek reikia, kad galėtumėt surašyti tas juodus darbus. Ačiū tu, atsiprašau tada. Gerai, tikrai pristatysim. Aš tik noriu keletą tokių pastebėjimų, kurie buvo pateikti spaudoje, straipsniuose. Vienas Anglijos atstovas viename iš susitikimų pasakė tokį posakį. ES turtingos šalys turi galimybę išspręsti savo energetinę problemą ir be skalūno dujų. Tačiau tokios varganos šalys kaip Lietuva kitaip negali. Tad aš labai norėčiau, kad mes būtume vieningi, ką jau ir parodėme, kad ir nedidelis būrelis, bet jau valdžia mūsų klausosi. Ir matot, net ir šiandien pabijojo priimti tą įstatymo pataisą, kuri paverstų mūsų žemę dykynę, ar ne? Tai būkime orus, dalyvaukime vieningai, dar didesnį būrį ir tikrai neleiskime užteršti mūsų tėvynės, mūsų žemės. Taigi turės mūsų vaikai, mūsų anūkai gyventi. Ne tik tais mums reikės šios žemės. Ir dar vieną norėčiau pastebėjimą Vytauto Juodkazio, profesoriaus Vilniaus universiteto mokslininko pastebėjimą apie skalūnų dujas. Tarp kitko, šis žmogus tikrai yra protingas ir jis ne veltui, jis yra Pagėgių krašto metų žmogus, išrinktas praeitais metais. Štai ką jis yra pasakęs Lietuvos žiniose apie skalūnų dujus. Įdomu būtų išgręžti keletą gręžinių ir įsitikinti, ar tikrai yra tų dujų ar ne. Žinoma ir mums, aš irgi taip pat. Norėčiau žinoti, yra tenais ar ne. Tačiau vykdyti išgavimą reikėtų susilaikyti, nes tų technologijų, kurios nedarkytų gamtos, dar nėra atrasta. Tad tegul lieka ateities klausimas. Mūsų vaikai, mūsų anūkai tikrai turės tas technologijas ir jie sugebės ne taip panaudoti šitos gamtos turtus. Ir tikrai didesnę naudą duos mūsų šaliai. Tad noriu tik tais palinkėti visiems vienybės ir tik vienybės. Mes tikrai daug ką galim, būdami vieningi. Sėkmės jums. Ačiū labai.
Ačiū labai gerbiamam Remigijui. Ir gerbiamas Remigijus teisingą mintį pasakė, kurią tikrai noriu dar pabrėžti, kad kai kas mus čia skaito čiut ne mankurtais, kad mes esam prieš progresą, prieš naujas technologijas, ypač kartais jaunimas Facebook'ose taip mėgsta rašinėti. Ne ir dar kartą ne, bet mes esam prieš durnas technologijas, prieš nežmogiškas. Tai nėra tarp kitko nauja technologija, šitai technologija gal pusė amžiaus metų, kaip jinai išrasta, o būtent, kad jinai nėra nauja, o yra masė energijos būdų, kaip galima apsirūpinti energiją ir ne vien saulės ir vėjo, ir masė yra kitų, žymiai geresnių, žymiai švaresnių ir galima tai daryti. Paprasčiausiai reikia nepatingėti, pasižvalgyti ir pasiskaityti, kas yra pasaulyje išrasta ir kas vyksta pasaulyje. Bet svarbiausia, pirmiausia sąlyga, mano supratimu, politikoj, tai mylėti savo gamtą, savo aplinką ir savo žmonės, o ne tie, kurie čia atvažiuoja, kaip perėjimai ir kuriem vienodai rodo, kaip jaunimas sako, jiem dzin, kas čia bus ir ką jie čia pridarys. Jie paprasčiausiai išvažiuos ir jų čia neliks, o mums čia reikės gyventi. Taip kad atidėkime į šoną tai, kas nenaudinga, o darykim tai, kas Lietuvai naudinga. Ir aš noriu pabrėžti, čia susirinko patys progresyviausi Lietuvos žmonės. O dabar kalbės žaliųjų atstovas iš Vilniaus Vitalijus Balkus. Prašau. Sveiki visi susirinkę. Malonu matyti, kad ir saulė kepinant, visi draugiškai stovim už savo žemę, stovim dėl savo švarios gamtos. Lyjo lietus, buvom Kudirkos aikštėje, kepina saulė, stovim prie Seimo. Esu Valstiečių žaliųjų sąjungos Vilniaus skyriaus narys ir kalbėsiu, kaip nekeista, iš tikrųjų ne apie aplinkosaugą. Iki manęs jau daug žmonių pasakė, kad technologija yra pavojinga. Tai yra, naudojam tas, kas bandoma naudoti dabar, tai yra nuodas, kuris yra pumpuojamas į žemę. Ta pati technologija, kuri pražudžiusi šimtus tūkstančių hektarų, aš dabar jau nesumeluosiu, žemių, net toj pačioje Amerikoje. Toj pačioje Amerikoje vyko didžiuliai protestai. Yra valstijos, kur buvo sustabdyti šie projektai. Bet aš kalbėsiu ne apie tai. Aš kalbėsiu apie tai, kad mes, jeigu atsiginsim skalūnų, o aš tikiu, kad mes atsiginsim skalūnų gavybos bent jau šitą technologiją, bet mes nuolatos būsim priversti susidurti su panašiom problemam. Dėl ko? Į trečio pasaulio valstybės ir dėja mes kol kas iš to statuso niekaip neišlipam, didelės transnacionalinės korporacijos visuomet veržiasi. Kodėl veržiasi? Nes jiem tokiai valstybei pakanka nusipirkti kelis politikus ir jų projektai būna prastumiami. Mūsų didžioji problema yra ta, kad mes neturim jokių saugiklių, kad tokie projektai neateitų. Mes turim pavyzdį. Visagino atominė. Referendumas laimėtas. Laimėtas tąja prasme, kad šito monstro neturėtų būti. Bet po šiai dienai dar yra tie, kurie stumia šitą projektą. Dabar stumiamas skalūnų projektas. Bus laikas, ko gero atsiras norinčių pervežti Lietuvą kenksmingą pramonę. Tai gali atsitikti. Ką mes turim daryti? Visų pirma, mes turim remtis Orhuso konvencija, kuri yra Lietuvos ratifikuota ir vietos bendruomenės privalo vietos bendruomenės priešintis šitam projektam, reikalauti suderinimo, bet tai yra dar ne esmė. Esmė yra tame, kad valstybėje, kurioje parlamentaras nėra kontroliuojamas rinkėjų, valstybėje, kurioje nėra įteisinti vietos referendumai, privalomi vietos referendumai, valstybėje, kurioje nėra tiesioginės demokratijos elementų, visą laiką pavojus šitas bus. Reikia žinoti, kad Seimo narys, kuris 2 ar daugiau kadencijas sėdi šitam pastate, jis apaugęs korupciniais ryšiais, kaip žuvis žvinais. Ir jeigu jis žino, kad jis ypač einantis per partijas, jeigu jis žino, kad jo nieks iš to posto 4 metus neiškrapštys, jis gali daryti, ką nori. Ir todėl šiuo metu, tarp kitko, yra
bandoma iškelt klausimą plačiau visuomenėje, be didžiųjų partijų palaiminimo, bet būtent visuomenėje, kad būtų keičiami iš esmės įstatymai, kad Seimo narys atstovautų tam tikros teritorijos, tam tikro rajono, tam tikro miesto žmonės galėtų jį kontroliuoti. Jeigu jis parsidavęs balsuoja žmonėm nenaudinga linkme, tuomet jis turėtų būti atšauktas. Antras dalykas. Reikia pasisakyti už vietinių referendumų įteisinimą. Daugelį valstybių šitas dalykas egzistuoja. Vietinis referendumas, privalomoji apklausa. Tuomet bus daug lengviau sustabdyti ir daniškus kiaulynus, ir skalūnų gavybą, ir atominės aferos bandymą pastatyti ją. Ir visus kitus galimus pavojingus projektus. Todėl esmė yra tame, kad mes turim reikalauti ne tik projekto sustabdymo, kenksmingo projekto sustabdymo, bet ir plačių pilietinių teisių, tiesioginės demokratijos, o nesėdėti po politikais, kurie gali būti seniausiai nupirkti. Ačiū. Lietuva švari, saugokim žemę. Prieš mane, Tyras vanduo, Lietuva švari, saugokim žemę. Prieš mane, Sunkus yra kalnai, sunkios yra jūros, dar sunkesnė nemeilė tavo, negyvą mėnulio paviršių matau. Kai nutils tavo žingsniai, kas priartins man žemę? Kai nutols tavo balsas, kas man paukštį prikels? Nevaisinga nemeilė tavo, sunkiai remiasi man į širdį. Ir šviečia kaip juodas nimbas virš mano liūdnos galvos. Atsimenu, ką turėjau. Neatsimenu, ką turiu. Nedaug die neatsiminti, ką prarandam. Ačiū. Vienas prašymas yra, kadangi reikės rinktis ir čia, reikės rinktis ir matomai pas jūs vietose. Todėl aš noriu, yra gerbiamas Česlovas Banevičius, jis prieis prie jūsų, kažkas prieikit prie jo ir užsirašykime koordinatės, kada renkam žmonės, ypač internetiniu būdu galima labai daug padaryti, turint jūsų elektroninius adresus arba telefoną. Tai kad padarykime tokį gerą darbą. O dabar aš noriu suteikti žodį, aš įkalbėjau, kad labai kuklus Žemaitis, jūs čia organizuoja ir ne viena mitingė nekalbėjo. Tai ponas Vladas Liekis, prašom Vlad. Labą dieną. Tikrai nemėgtų kalbų, kai sako Žemaičiai geriau iš šono. Šiandien yra pusę metų, kaip jau kariaujame. Pirmoji buvo 6 lapkričio, kai atėjo į Albentą su tuo nelaimingu sutartim. Taigi šiol ko daugom, tai netikėjomės, kad taip galime pasiekti bendrom jėgom. Džiaugiuosi ir sveikinu, kad esame vieningi ir tuo labiau, kad dar su vis kartu plėtėsi kiti rajonai. Ir šiandien girdėjom ir Lytai, ir Kaune, ir Klaipėdoje dar mitingai, Šiauliuose. Tai va, džiaugiamės, kad yra Lietuva su mumis. O Šauronui tikrai bus ne ir ne. Šauronas lauk. Tai va, dėkui, kad laikote mus ir palaikot. Be jūsų mes esam bejėgiai ir bevaliai. Tai dėkui dar kartą ir kviečiame, kad reikės, tada kelkim visi kartu pirmin. Ačiū. Nuo jūros krantų, prie jūros pakrančių, prie ežero upės vingrios, mažąją miestelį žaliųjų žygaičių, atsišaukia aidas dainos.
Su rūpesčiu dienos, su nerimu naktys, prie žemės žmogus šerti. Ir kalbančios gėlės ir tylinčios akys, maldos valandėlė šviesi. Paėmęs už rankos vestum kiekvieną, kad keltųsi šviesa širdis. Bet kalasi sunkiai tarsi pravėlėna, tikėjimas, meilė, viltis. Mažąją miestelį žaliųjų žygaičių, prie ežero upės vingrios. Ir rūpesčių dienos, ir nerimo naktys, iš viešpaties rankos šventos. Mėly žmonės, girdėti žodis valdžia. Jis skamba vis dažniau ir dažniau ir skaudoka, kad tenka įtarti su pikčiu, su įniršiu. Kodėl taip yra? Juk atrodo taip neseniai mes išsirinkome savo valdžią savivaldos rinkimuose, Seimo rinkimuose, bet štai jau pakankamai per trumpą laiką nuo rinkimų mes vėl čia atvažiuojame ir tarime, aišku, ne visai gerus žodžius ir negerų tonų, kodėl jie nevykdo mūsų įduotos valios. Ir iš tikrųjų nesuprantami dalykai. Ir kaip juos paaiškinti, jeigu didžiausias turbūt neklaužadas šiandien mes turime žmogų, kuris labiausiai privalėtų mumis ir tauta rūpintis ir mūsų žemę. Tai yra žmogus iš Daukanto aikštės, iš Baltųjų rūmų. Tai yra mūsų prezidentė. Šiandien turiu pilną teisę pasakyti, kad esam to įsitikinę. Nuo pat pirmo pasipriešinimo dienų mes surinkę jūsų tūkstančius parašų, kreipiamės į ją, tikėdamisi ją sutikti ir išsakyti jai mūsų jausmus, mūsų išgyvenimus. Deja, pavėlavus 5 minutėms, mūsų visus, tame tarpe daugelis ir jūsų buvo, nustumė atgal už to prakeikto lenciūgo. 5 minutės mes, savo tautos piliečiai, savo žemėje, o mus stumdo. Kas stumdo? Kodėl stumdo? Mes nepraradom vilties. Žemaičiai yra geri žmonės, kol jų neužgauna. Bet kreipėsi viena mūsų bičiulė Rūta asmeniškai pašnekėti su prezidente. Gal jinai bijo mūsų visų, gal vienos išklausys. Deja, jai buvo atsakyta iš kanceliarijos, neregistruosim. Mes dar toliau buvom atkaklus. Neseniai, balandžio 18 dieną, nuėjome pas ją su to mūsų kreipimusi, kur jūs girdėjot per BNS konferenciją, surinkę daugelis parašų ir įteikėm pagaliau jos tarnautojams šitą savo kreipimąsi ir prašymą, kad skubos tvarka norime susitikti su prezidente. Aš nenaudoju žodžio gerbiamos, nesakysiu ir mylimo. Tai nenusipelnęs žmogus kol kas. Deja, štai ką mums buvo atsakyta į mūsų raštą. Su Žemaitijos regiono, kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atviru kreipimusi dėl planų vykdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą Žemaitijoje susipažino Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Atsižvelgdami į jūsų prašymą dėl priėmimo, norime pastebėti, kad Žemaitijos regiono, kaimo bendruomenių ir visuomeninių organizacijų keliamus reikalavimus jau išsakė šių bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atstovai 13 metų balandžio 18 dieną pokalbio Lietuvos Respublikos prezidento kanceliarijoje metu. Prašome apie tai informuoti kitus atvirą kreipimąsi pasirašyčius asmenys. Gal čia yra žodis kviečiu, gal čia žodis yra aplankysiu, nėra šito. Kodėl? Kodėl žvirbliai čirškia, kad pagrindinis vėjas, ne vėjas, uraganas, pučia į šitos rūmus, į Seimo rūmus tam, kad būtų įteisinta šita prakeikta technologija, kuri suterš, galimai suterš ir užnuodys mūsų žemę. Kodėl taip gaunasi? Juk tai atrodo žmogus, kuris privalėtų ginti Konstituciją, kurioje yra 54 straipsnėje parašyta, negalima žemės teršti ir jos gelmes talpinti nuodingų medžiagų. Bet būtent šiandien mes ir atvažiavome tam, kad šitam pasipriešinti, tai yra pritarti Konstitucijai ir pasipriešinti, kad nebūtų priimtos šitos pataisos. Bet ar kas mus nori išklausyti, įsilakstė liktelės po šluotom, kad tik nematyti žmonių, kad tik negirdėti jų priekaištų. Ar tai yra valdžia?
Ar iš tikrųjų jie yra nusipelnę šito vardo? O juk taip neseniai jie mums ką žadėjo? Aukso kalnus ir visą kitą didžiausią gerbuvį. Netaip seniai mes girdėjome Kudirkos aikštėje ir mūsų premjero žodžius. Prie žmonių valią nieko nebus daroma. Ar tai čia mes iš savo tokios jau valios atėjom, kad nieko nedaroma, pasakyti jam ačiū, ar padėkoti Seimui? Deja, mes atėjome reikalauti, kad būtų vykdoma mūsų valia, bet kol kas jinai nevykdoma. Kodėl? O vis dėlto, prisipažinkime, esame ir mes kalti. Ilgai laukia tauta, kad pajusti šitą galbūt jau dugną ir nuopolį, kuris veda mus į pražūtį. Pabunda tautos sąmonė į privalomą keltis. Tik privaloma keltis žymiai ryžtingiau ir draugiškiau. Nes kol kas, kaip ir matot ir šiandien, pakankamai negausus čia mūsų yra būrys. Nors iš tikrųjų žinom, kad daugelį miestų mūsų bičiuliai irgi rengia protesto akcijas. Ką mes galim padaryti? Mes galime tik susitelkę per rinkimus, jeigu tai civilizuota, išsirinkti savo tinkamą valdžią. Mes turime išmokti susitelkę sviruoti politinės supuoklės. Jeigu mes šito nedarysime, jeigu mes vengsime eiti rinkimus, jeigu mes draskysime biuletenius, taip ir toliau ir iš Daukanto aikštės, ir iš šitų rūmų dvelgs vien tik šaltis ir sąstingis ir nenoras klausyti mūsų valios. Viskas yra mūsų galia ir mūsų rankose. Tad nelaukim malonės, o tik patys susitelkime ir tvarkykime savo šalyje, kaip ir priklauso oriems piliečiams. Linkiu visiems sveikatos, energijos ir grįžus paskleisti šitas geras idėjas, kovoti prieš negandas, prieš galimas grėsmingas technologijas, prieš biurokratizmą, prieš apsileidėlius ir tinginius ir papirktus mūsų valdininkus. Ačiū Jums dar kartą visiems už šitą buvimą drauge su mumis, už bendrą kovą. Būkite laimingi, būkite sveiki. Iki sekančių mūšių. Gerbėmieji, tėvynainiai, dar šį žodį galime ištarti nebijodami, bet gali nepraeiti ir 10 metų, kai Vilniuje šitas žodis bus tariamas kita kalba. Tai ne jokai. Vyksta didžiuliai sąmokslai, vyksta didžiulės intrigos, yra supriešinamos tautos, yra specialiai daroma, kad lietuvių tauta tipo negali sugyventi su kaimynais, yra specialiai kiršinama ir taip pat lietuviai daromi kaip kokį mankurtai, kad nenori įsileisti į savo žemę ševronų ir panašių kompanijų. Taip veikia mūsų valdžia. Bet žinokite, gerbiamas Jonas labai teisingai pasakė, jie su mumis nesiskaito. Kur jūs matėte, kad padorios, kad ir mažos valstybės prezidentas ar prezidentė priminėtų gamybinio padalinio, kad ir didelio cecho viršininką? Juk jie priėmė kartu su Butkevičium ne Ševrono kompanijos prezidentą, o tik Europos poskirių reikalų tvarkytoją. Bet šalia to ji negali priimti ir neturi laiko, ponė prezidentė, didžiulės armijos Žemaitijos bendruomenių atstovų. Mano suprantimu, tai yra viskas. Tai yra pilna valdžios degradacija. Bet nepraeis ir pusę metų, kai bus prašoma tų pačių žemaičių, tų pačių lietuvių balsų, kadangi vėl bus žadama kovoti prieš oligarchiją, bet 5 metus aš tos kovos nemačiau. Kaip mafija Lietuvoje tvarkėsi, taip ir tvarkosi. Kaip rinkimus pirko, taip ir perka. Kaip nelegaliais pinigais per televizijas reklamuojasi ir iš litovcų šaiposi, taip ir šaiposi. Tai mano supratimu, turim padaryti vieną gerą didelį darbą. Kiekvienas iš čia esančių. O čia yra patriotai Lietuvos, Žemaitijos patriotai. O tai yra viena, tai yra kaip viena žmogaus širdis.
Ir mes grįžę turime kiekvienas pasiūsti savo sesę ir broliui po nuoširdų emocinį laišką, po 10 laiškų. Ir tai jau bus daug, kad sekančiuose susibūrimuose būtų mūsų 10 kart daugiau. Pasibelskime viens kitam į širdį, pasibelskime į savo giminių širdis, į savo kaimynų, draugų, kad nebūtų abejingi. Dabar yra ryšio priemonės. Ir mes būkime ištikimi tam, kad pokario partizanai mūsų darė. Ką darė žmonės sausio 13. Jie norėjo laisvės ne tada, kada mūsiškiai ką nori, tą daro. Gana keikti rusus. Rusai nieko čia dabar jau nebedaro, išskyrus jų spec tarnybas, kuriam tarnauja politinės partijos šitam Seime. Bet vieną kartą mes susitvarkykime su jais. Yra žinomos pavardės, kas kengia prieš Lietuvą. Aš ne kartą tai skelbiau. Jie mane įžeidinėja ir sako, kodėl tu susidedi Gini Kusaitę, kodėl tu prie skalūnų dujas, kodėl tu už tą mergaitę iš Garliavos. Todėl aš sakau, jiem atsakau, kad visą laiką buvau už skriaudžiamus ir už tiesą ir teisybę. Ir kaip ant mūsų besikeiktų jie, kaip mus bešmeištų, mes turime vieni kitų pasitikėti ir būti kartu. Prašau, baigiant mūsų šitą sambūrį, pasiūskime po 10 ar 15 laiškų bendraminčiam ir didinkime šitą armiją. Ir tada ta vienintelė partija lai vadinsis Lietuva. Lietuva! 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 Ačiū labai! Ir vienybė težydė! Dar to pačiu. Ir reikia suiduojam himną Lietuvos. Prašau visi. Lietuvos himną. Gerai, kas padės? Padėk. Padėk. Lietuva. Tėvynė. Aš blogai dainuoju. Kas geriau dainuoja, o muzikantai? Prašau. Žodžiu, žinau, bet prašau, jaunimas. Lietuva.